Taigi, pabaigiau 5 eilutes megzti toliau savo kojinytės. Dar atnešiau, tuo tarpu, kol buvo atjungta skaičiuotoje akyčių. Žinoma, tokiuose trumpuose gal ir nereikia, bet būna, kad reikia kojines nerti plonėsnių, ypač siūlų, ir 30 eilių didesniam dydžiui, ir 40 eilių. Tai vat labai gerai, šičia numesgiai eilę ir susiskaičiuoji. Tai vat toks elektroninis, yra mechaniniai, jau koks yra patogus, aš jį paprasčiausiai užsidedu ant piršto ir kai didelius gaminius mezgu, tai man labai geras pagalbininkas. Tai va, toksai yra. Gerai, toliau. Mes pabaigėme, skaitosi, šitą visą čiurną ir pradėsime kulniuką. Kulniuko dalį susikelsime visas akutes, kilputes, susikelsim ant vieno virbalo, tuo pačiu pramegzdami pirmą eilę. Tai pirmą akį pramezgame, antrą pramezgame, nes šita bus nukeliamoji, o ta bus mezgama visada. Trečią akį nukeliam. Ir dabar kas antrą? Mezgam, nukeliam, mezgam. Vieną virbaliuką pasidedam iš šono, mums jo nebereikės. Ir vėl pradedam. Nukeliame, mezgame, nukeliame, mezgame. Prieš paskutinę nukeliame, paskutinę išmezgame. Viskas. Susikėliam ant vieno virbalo. Iš kitos pusės pas mumis čia gavosi 12 akių. Vadinasi, mes į viršų kilsim 12 stulpelių. Vieną stulpelį jau pakilo. Toliau. Iš šitos pusės sumezgame viską, visas iš eilės, bloguosiamis akimis. Tai yra kulniuko pastiprinimo raštas, kuris daro kulniuką storesnį, stangresnį tokį. Ir vėl trečią eilę kartuojame kaip ir pirmą. Sumezgam, nukeliam, sumezgam, nukeliam, sumezgam, nukeliam, sumezgam, nukeliam, sumezgam. Iš blogosios pusės visos blogos. Jau bus 4 eilė, o mums reikia 12. Tai dar 8 eilutes pramegskime taip pat pačios, todėl kad čia niekas nesikeičia. Tuo aš pabaigsiu šitą ir atsijungsiu.